Labas. Šiandien filmuosimės, taip? Taip. Mes su Šarūnu nusprendėm dalyvauti Braineric Student of the Year. Taip. O tu ramiai, savo tempų, niekur neskubant. Dėliok aiškiai savo mintis, ok? Todėl, kad mums reikia pasirodyti iš pačios geriausios pusės ir laimėti šitą konkursą, taip? Taigi mes einam laimėti, o ne šiaip dalyvauti. Ane? Taip. Toks tavo charakteris? Taip. Nu tai va. Man labai patinka Šarūno džemperis, ane? Tas 13 mano gyvenime labai įvairiai pasireiškia. Jo gyvenime tikriausiai irgi. Čia tavo laimės skaičius? Čia buvo startinis numeris į pasaulio čempionatą. Kelintais metais prisimeni? 12. 11. 11. Ok, toj patikrinsim. Google tegul mums pasako, kelintais metais Šarūnas Padas tapo čempionu. Taip? Tai Šarūnai, tu esi ne tik čempionas, ne, bet ir rekordininkas. Taip? Taip. O ko tu esi rekordininkas? Laimėjimų. Va tai va. Motosporte. Motosporte, ok. Kokį rekordą pasiekei? Koks ten greitis buvo? Minutė 9, atstumas 3 km 400 metrų. Ok, tai per minutę 0,9. Taip. Tai Šarūnai, papasako man, prašau, kas yra tau smegenų treniruotės, kaip tu tai supranti? Aš tai suprantu taip kaip ir sportą, kurio aš susiminėjau, kai yra siekiamas rezultatas. Aha. O rezultatas čia gaunasi susijęs su smegenų veikla. Iš principo tai sportas pagal mane. Tik tai lavini. Ne visai tai ne fizinį kūną savo, bet treniruotės metu kūnas irgi gaunasi, kad šiek tiek pavarsta, negali net suprakaituoti, nes reikia labai daug pastangų tam galvojimui ir mąstymui tipo, kad tas protas veiktų stipriai ir greitai. Nu taip, beat tap clap čia reikia daryti su fiziniu kūnu, bet kartu sujungti ir kognityvinis įgūdis, ne? Padarysim beat tap clap. Padarysim. Koja, ranka, beat, koja, ranka, beat, koja, ranka, beat, koja, ranka. Šarūnai, trumpai papasakok savo istoriją, kodėl tu nusprendėjai ateiti ir treniruotis į grindžimą. Aš Šarūnas Padas, man yra 46 metai, 2014 metais aš dalyvavau pasaulio čempionate su motociklais varžybose. Pirmas lietuvis, kuris ten dalyvavo. Prieš pusantrų metų treniruotės metu patyriau avariją, kurios metu stipriai kritau, netekau vienos rankos, taip pat ir buvau stipriai sutrenkęs galvą, nes papuoliau į komą, kurioje buvau 3 savaitės. Kai atsibudau iš komos, nesiorientavau, kas esu ir kur esu. Mano atsiminimai galbūt prasideda, kai aš maždaug po 4 mėnesių buvimo ligoninėse, bent po vienoje, po to kito. Iš ligoninės mane paleido žiemą ir aš grįžau namo pas savo šeimą. Graži tavo istorija. Grįžau namo, tada buvo pirmas iššūkis pasirūpinti savimi, kažkiek tai, minimaliai bent jau. Antras, būti tėvu savo mažiems vaikams ir vyrų žmonai. To aš pradėjau mokintis kaip iš naujo, kaip naujam gyvenime. Taip. Kaip tik gimusiam. Taip. Tai vienam gyvenime buvai čempionas, rekordininkas, sportininkas, kuris pasiekė labai daug gerų rezultatų. O dabartinėme gyvenime tu esi still sportininkas, todėl kad tu turi sportininko charakterį, turi savo verslą, turi savo šeimą, kurią rūpinėsi. Ir mes kartu su Šarūnu praėjom jau 72 valandas treniruočio. Iš tikrųjų, Šarūnas ir jo žmona atvedė čia savo vaiką iš pradžių. Taip. O gavosi taip, kad mes ir pradėjom su Šarūnu dirbti. Papasakok man, Šarūnai, kaip tau asmeniškai padėjo šitos smegenų treniruotės? Ką tu pastebėjai, kokį pokytį? Pagrindiniai pokyčiai turbūt buvo vienas
su šeima gerai sutarti pradėjau, kitas dalykas darbe, versle. Tarsi, kad aš galėjau su klientais bendrauti ir su darbuotojais galėjau bendrauti ir atlikinėti užduotis iškeltas produktyviai. Tai geriau pradėjau sutarti su mažesniu vaiku, kuris yra labiau elementarus. Mažai galbūt porą mėnesių, kad galėčiau pradėti sutarti su vyresniu vaiku, kuriam yra 7 metai. Ir tuo pačiu ir su žmona, kuri dar aukščiau. Tai vat, Paaugai, ne? Jo, Iki žmonos lygio. Tipo jo, kad galėjau susišnekėti ne tik su vaikais savo, bet ir su žmona. Nu va. Suprasti, ko jinai nori ir kur mes einame, kokį kelią pasirinkome. Aha. Mažas dalykas, nepasikeitė. Šarūnas geriau pradėjo girdėti savo šeimos narius. O tavo šeimos nariai pradėjo tave labiau girdėti ir suprasti, kas iš tikrųjų tau svarbu. Taip? Taip. Tai labai faina, labai gražu. Geras klausimas šitas. Kas tau labiausiai patiko smegenų treniruotėse? Vienas dalykas, kad smegenys pradeda veikti geriau, tai čia tas dalykas patiko ir treneriai tuose treniruotėse. Aš turėjau galimybę pabandyti 2 trenerius. 3? Jo, To prasme 2. 2 moteris ir 1 vyrą. Skirtumas toksai, kaip ir darbe, man su klientais. Lengviau yra bendrauti su vyru ir spręsti su reikalus. Aptarti ir spręsti kažką tai. O čia gaunasi su moterim dėl to šiek tiek sunkiau, nes moteris kaip ir žmona, sakykime, jinai mato kitaip pasaulį biškį iš kito kampo. Tai čia tokie skirtumai ir yra, kad... Bet gyvenimas tas, kad reikia bendrauti ir su vyrais, ir su moterimis. Tai tau visatą atsiuntė trenerė moterį, ne? Kuri treniravo tave, po to kitą moterį, kuri neleisdavo tau atsipalaiduoti, ne? Taip. Bet kai ateidavo Gediminas, tai tau buvo paprasta. Nu, santykinai paprasta. Santykinai. Jo. Tai viskas įmanoma, taip? Taip. Viskas yra įmanoma. Viską galima ištreniruoti. Jo, bet tik tai reikia laiko. Tikrai. Vienam partijom daugiau laiko, kitiem mažiau. Nu taip. Tai va, mes su tavim vieną ciklą praėjom, dabar einam antrą ciklą. Tai jau mes einam dabar visai iš kitokių pratimų, ne? Iš kitokio lygmens. O kokį, Šarūnai, duotum patarimą kitam žmogui, kuris svarsto ateiti čia į brindžimą? Iš esmės, visiems verta čia eiti, nes tu lavini savo protą. Gali pastebėti savo, arba mokytojai pamato tavo silpnas vietas ir jas dėstytojai. Dėstytojai pas mus yra, Šarūnai. Šarūnai, mes nemokam, nieko neduodam, jokios informacijos. Brindžime yra tik treneriai, kuri treniruoja tavo smegenis. Nu, turi smegenų. Ir jau daugiau negu pradžioj. Jau tikrai, jau ir kalbi dabar aiškiau. Ir jau dalyvaujam, žiūrėk, mes su tavim Student of the Year. Ane? Kaip tu galvoji, ar mes verti laimėjimą? Su kuo lyginsi? Mes nesilyginam su nieko. Tu esi rekordininkas anam gyvenime, tu esi čempionas anam gyvenime, šiam gyvenime tu esi tas pats ir mes verti laimėjimą. Ta prasme, aš noriu laimėti, o tu? Aš irgi noriu laimėti. Tai mes turim pasistengti laimėti šitą konkursą, taip? Taip. Ir visam pasauliu sužinos, kad yra toks Šarūnas Pladas, kuris atsikėlęs po 3 savaičių komos, nusprendė ateiti į brindžimą, ane, ir treniruotis. Ja. Nu, tai mes verti laimėjimo. Kokį patarimą duotum žmogui, kuris svarsto, ar eiti į brindžimą, ar neiti į brindžimą, tiesiog iš savo širdies, ką tu jam pasakytum? Aš manau, kad čionais verta eiti nuo 5 metų iki 105 metų. Visiems. Justina, girdėjai? Nuo 6 metų iki kol 106, taip. Lyginimas, man patiko, nuo 5. Šarūnas nori, kad mes priimtumėm vaikus nuo 5, ne nuo 6. Ranka byt, koja, ranka byt. Kada tu gimei? Va, čia sinchronas. Tavo smegenim. Nu, kada gimei? Tai va, galvoti ir daryti kažką tai sudėtinga.